Mėly Lietuvos žmonės, svečiai. 2011 sausio 12 šioje tribūnoje jo ekscelencija arkivyskupas Sigitas Tamkevičius tarė: Lietuvai reikia meilės tiesoje. Atrodytų paprasta ir aišku, deja realybė yra labai nutolusi nuo šių šventų žodžių. Sausio 13 vienybės diena, tikėjome vienas kitu. Tačiau šiandien esame pavargę nuo melo ir tikėti nebežinome kuo. Tai kasdienybė, išdidi ir šalta. Kalbėsiu apie sausio 13 bylą, kurios eiga po kelių kolaborantų nuteisimo praktiškai sustojo. Pradžia apie tai, kas naujo sunkinančiai tyrimą. Prezidento Dalios Grybauskaitės siūlymų Seimas, tikiuosi nesąmoningai, 2010 gruodžio 23 dieną panaikino Valstybės saugumo departamentui priskirtą ikiteisminio tyrimo baudžiamojo persekiojimo funkciją ir jos nepriskyrė niekam. Lietuva liko be ikiteisminio tyrimo įstaigos, kuri tirtų nusikalstamas veikas žmogiškumui ir karo nusikaltimus valstybei, jos nepriklausomybei ir konstituciniai santvarkai. Prokurorai vadovauja tyrimui, tačiau kažkas byloje turi atlikti ir be konkrečių darbų. Generalinio prokuroro įsakymu nuo 2011 sausio 17 dienos panaikintas šią bylą tyręs Generalinės prokuratūros specialiųjų tyrimų skyrius, įsteigtas beje 91 metų spalio 23 aukščiausios tarybos nutarimu, nes mūsų aukščiausioji taryba, viešai pasmerkusi nusikaltimų žmogiškumui, principingai laikėsi nuostatus, kad juos įvykdę asmenys būtų persekiojami ir neturi išvengti atsakomybės. Likviduotas dešimtmečiais burtas organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius, išgirdome, kad ir etato prokuratūroje per daug. Sausio 13 byloje 15 iš 48 įtariamųjų atžvilgių nutraukti įtarimai tuo pretekstu, kad jų nusikalstamos veikos tiesiogiai nesusijusios su gyvybės atimimu ar pakenkimu sveikatai. Ir tik šios dienos proga paskelbta, kad byla perduodama teismui. Po mūsų spaudos konferencijos Seime sausio 11 išgirdome, kad įtarimai bus pareikšti 81 kariškiui. Tačiau kodėl ne kolaborantams, be kurių sausio 13 valstybės perversmo vykdymas būtų akivaizdi užsienio karinė intervencija? Tyriama Kaspervizijos veido Kasperavičiaus veikla, o Nacionalinio gelbėjimo komiteto paskirto radijo ir televizijos komiteto pirmininko Steigvilos ne. Kas tai lemia? Manau, kažkieno baimė ar įtaka. Nutraukta aibė ikiteisminių tyrimų dėl Vilniaus Rygos OMON tariamai tik kriminalinių nusikaltimų dėl senačių, lyg nesuvoktume, kad visa tai buvo užsienio valstybės agresija, kuriai senatis netaikomos. Šie OMONai buvo pavaldus TSRS vidaus reikalų ministerijai, vykdė užsienio agresiją. Netikiu, kad prokurorai to nesuprato. Todėl būtina kalbėti apie kolaboravimą, jo ištakas, sąstingio byloje priežastis. TSRS KGB pirmininko Kriučkovo knygos Asmens byla citata. 90 metų gruodžio pabaigoje pasitarimo pas Gorbačiovo metu buvo priimtas sprendimas panaudoti jėgą Lietuvoje ir Latvijoje. Gorbačiovas elgėsi ryžtingai, nurodė Jazovai, Pugo ir man paspartinti konkrečių priemonių ruošimą. Sausio 10-ąją Gorbačiovas nurodė gynybos ministrui Jazovai, vidaus reikalų ministrui Pugo ir man, kaip valstybės saugumo komiteto pirmininkui, čia ne Zigmui Kriučkovui, panaudoti jėgą ir nusiųsti į Vilnių TSRS KGB specpadalinį Alfa grupę. Grupė turėjo veikti priklausomai nuo padėties drauge su TSRS gynybos ministerijos, vidaus reikalų ministerijos padaliniais. Naktį 91 metų sausio 13 iš vietinių gyventojų sudaryto Nacionalinio gelbėjimo komiteto draugėje visa patraukė link telecentro. Į įvykių vietą buvo pritraukti armijos padaliniai, TSRS vidaus reikalų ministerijos dalis, nurodytos KGB specgrupės kovotojai. Užsienio agresijos faktą patvirtino ir Europos žmogaus teisių teismas, sausio 13 byloje konstatavęs, kad čia galiojo Lietuvos, o ne TSRS įstatymai. Kalbėsiu sausio 13 bylos citatomis iš teismo. 89 metų gale nuo TSKP monolito atsiskyrė Algirdo Brazausko vadovaujama savarankiška LKP. Kiti Lietuvos komunistai liko Mykolo Burokevičiaus vadovaujami LKP TSKP. Žinomiausiai be Burokevičiaus: Jarmalavičius, Kolelis, Naudžiūnas, Šurupovas, Švedas, Šeninas, Ivanovas, Kučerovas, Antonovas, Sinkelevičius, Junienė, Lazutka ir kiti.
Skyrybų procesas buvo ne tik aršus, bet ir suformavo prielaidas bei mechanizmą būsimai užsienio agresijai. Pavyzdžiui, Vilniaus aukštosios partinės mokyklos partinės organizacijos susirinkime, renkant delegatą į 20 LKP suvažiavimą, kandidatui Arvasevičiui pareiškus, kad jis už savarankišką LKP, salėje, citata, kilo triukšmas, švilpimas, replikos nacionalistas, separatistas. Kandidatu jo neišrinko ir nedelsiant išmetė iš darbo, nes tai buvo TSKP nomenklatūros ruošimo visai Tarybų sąjungai mokykla, kuriuose dėstytojais buvo skiriami tik partijos nomenklatūros ar KGB ar GRU asmenys. Bylos citata. Vilniaus aukštoji partinė mokykla buvo tiesioginė TSKP CK priklausomybėje. TSKP CK tiesiogiai tvarkė materialinius finansinius šios mokyklos dalykus. Perversmui Lietuvoje Tarybų sąjunga pradėjo ruoštis iškart po LKP atsiskyrimo, nes artėjo rinkimai į Lietuvos TSR aukščiausiąją tarybą. TSRS gynybos ministro pavaduotojo Čalovo iš Šiaurės miestelio vadovavusių sausio 13 įvykiams prisipažinimas. Citata. Ypatingosios padėties įvedimo planą pradėjome ruošti dar 90-ųjų metų pradžioje. Man buvo pavesta paruošti planą, jei kiltų bruzdėjimas, kurį išprovokuotų sąjūdis. Aš, vienas iš minėtojo plano rengimo vadovų, buvau pagrindinis jo rengėjas. Apie šio plano parengimą žinojo 2-3 žmonės. Dar kartą patvirtinu, kad nurodymus davė politinė vadovybė ir šios idėjos autorius vienas žmogus. Tai buvęs TSKP CK generalinis sekretorius, vyriausiasis kariuomenės vadas. Gynybos potvarkiuose savaime suprantama, jokios reglamentacijos dėl tarpusavio santykių tarp kariškių ir Lietuvos kompartijos vadovybės nebuvo. Bendra agresoriaus ir kolaborantų veikla vystėsi sparčiai ir atvirai. Dar 90-ųjų sausio 17 iki nepriklausomybės mūsų Lietuvos TSR ministrų taryba vadovaujama Vytauto Sakalausko, kurį Maskva 91 sausio 12 naktį skraidino į Vilnių formuoti kolaborantinę Lietuvos vyriausybę, nutarimu numeris 11 įregistravo Ivanovo vadovaujamą judėjimą Vienybė jedinstvo jednoščių. LKP TSKP buvo kitos valstybės partijos TSKP dalimi ir Lietuvoje siekė antivalstybinių tikslų, nepripažino Lietuvos nepriklausomybės, baugino karinę jėgą, trukdė kurti nepriklausomos valstybės kariuomenę muitinės. TSKP CK 1990 vasario 20 iki nepriklausomybės mūsų nutarimas dėl jos nuosavybės Lietuvoje buvo įgyvendinamas Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje, kurioje įsikūrė jos atstovas su kariškiais. Mykolo Burokevičiaus prašymu 90 kovo 25 dieną šią mokyklą, kurią Lietuvos vyriausybė bent man keistų dėl priėmimo skubos 90 kovo 11 nutarimu, kai skelbėme nepriklausomybę, perdavė pedagoginiam institutui. Užgrobė TSRS vidaus kariuomenė. Mokyklos rektoriumi vietoje pašalinto Šimkaus paskirtas Lazutka, mano minėtas, kolaborantų tarpe. Čia veikė sąjunginė partinė mokykla ir politologijos mokymo centras, kurio pagrindu turėjo būti įkurtas Slavų universitetas. Ji tapo tikrų LKP TSKP veiklos štabu su leidimų sistema apsauga. 4 aukšte jų CK biuro nutarimu iškart įsikūrė 90 metų birželį pradėjo veikti radio stotis Tarybų Lietuva, transliavusi sausio 13 viską į eterį visomis kalbomis. 91 gegužę jį buvo perkelta į sausio 13 užgrotą radio televizijos komitetą. Šiai radio stočiai oficialiai dirbti leido Lietuvos mūsų vyriausybė, teisingiau vidaus reikalų ministerija, 90 Liepos 23 nutarimu numeris 478. Radio stoties veiklai talkino TSRS kariškiai, kariškių ir viso komplekso darbą apmokėjo LKP TSKP centro komiteto buhalterija. Leisti ir LKP TSKP laikraščiai rusų, lietuvių, lenkų kalbomis dirbo Tarybų Lietuvos jedinstvo redakcijos, o vykdant TSRS ministrų tarybos 90 kovo 28 nutarimo numeris 295 dėl priemonių TSKP turtui apsaugoti Lietuvoje, 90 kovo 30 užgrobta TSKP CK leidykla Vilniuje, Kosmonautų prospekte leidyklas spaustuvė Maironio gatvėje. Balandžio 20 TSRS vidaus kariuomenės karinis dalinys 5458 užgrobė leidybos įmonės Spauda. Ten leistas atgimimas, Respublika, gimtasis kraštas. LKP TSKP CK organizuotame 90 kovo 18 mitinge Vilniuje įkurtas antivalstybinis TSRS piliečių komitetas Lietuvoje.
Šio komiteto steigiamasis suvažiavimas Vilniuje balandžio 28 išrinko 63 žmonių į Lietuvos TSR piliečių komitetą, apie kurių narių įtariamųjų tarpe, manau, nėra. LKP TSKP CK draugė su TSRS sukūrė alternatyvinę valdžios struktūrą Lietuvoje. Lietuvos laisvųjų verslininkų asociacija, tai yra 70 organizacijų, ūkių, įmonių, 2 žemės ūkio asociacijos, bankas buvo alternatyvi Lietuvos ūkio sistemai struktūra, vadinta mažąja ministrų taryba. Asociacijos nariams netaikyta TSRS ekonominė blokada. Materialinius išteklius jiems tiekė Baltarusijos TSR ir Kaliningrado srities Gosnabai TSRS gynybos susisiekimo ministerijos. Visa tai iš sausio 13 bylos. Visa tai. LKP TSKP CK įkūrė ir partijos skyrių Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje, kuris skaldė tuo metu vis dar TSRS finansuojamą mūsų milicijos sistemą, leido laikraštį Moral и право. LKP TSKP Lietuvos piliečių komiteto judėjimo Vienybė jedinstvo jedność 90-ųjų gruodžio 8 dienos mitingo prie Vilniaus sporto rūmų rezoliucija pareikalauta, kad atsistatydintų Lietuvos parlamentas ir vyriausybė, neversdami liaudės imtis ryžtingų veiksmų. Juos turėjo pakeisti laikinoji vyriausybė, turėjo įsivesti tiesioginį prezidentinį valdymą. Reikalauta, kad ginkluotosios pajėgos, teisės saugos organai tvirtai neatidėliotinai vykdytų TSRS prezidento įsaką. 90-ųjų lapkričio 30 Vilniaus miesto piliečių komiteto sesijos rezoliucija prašyta jėga įvesti reikiamą tvarką Lietuvoje. Jis siųsta TSRS prezidentui žiniasklaidai. 91 sausio 8 Maskvoje Burokevičius susitikinėja su perversmo Lietuvoje organizatoriais, Kolelis ruošėsi tam sausio 7-12 dienomis TSKP CK Visuomeninių mokslo akademijoje. Deja, iki šiol diskutavome, iš esmės, čia jau mano žodžiai, apie tai, kas vyko 91 metų sausyje. Tačiau kolaborantai ir agresoriai buvo čia ir tęsė agresiją ir kolaboravimą iki pučo Maskvoje griūties 91 rugpjūtėje. Ginčijamės ir dėmesį kreipiame ne į esmę ir priežastis, o į siauro laikotarpio detalės. Nors sausio 13 ir kitose bylose jau surinkta šiurpinančiai daug medžiagos. Tačiau nenorime akivaizdžių ir teisingų išvadų. Sausio 13 byloje Burokevičius pripažino, kad darbininkų draugovė sukurtos Lietuvos TSR piliečių komiteto iniciatyva, kad 91 metų sausio 17 LKP TSKP CK biuras priėmė nutarimą dėl einamojo momento LKP CK uždavinių paskelbtas spaudoje dėl dvivaldystės Lietuvoje. Iš vienos pusės, štai čia Lietuvos aukščiausioji taryba, iš kitos pusės Nacionalinis gelbėjimo komitetas. Teismas nustatė, kad šio komiteto vadovai LKP TSKP CK vadovaujantis branduolys. 91 metų rugpjūčio pučo žlugimo, atliekant kratą TSRS prezidento aparato vadovo namuose, rastas Mykolo Burokevičiaus pasirašytas 6 lapų raštas Michailui Gorbačiovui apie visą tai. 2012 pernai gruodžio 19 dieną LTV laidoje išgirdau ponios Dalios Grybauskaitės patvirtinimą, kad ji Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje su desantininkais stumdėsi gruodžio mėnesį, reiškia 1990-ųjų, nes 89 metų gruodėje ten jų dar nebuvo. Rūta Janutienė man pranešė, kad Grybauskaitės darbo byloje rado 90 metų Liepos Lazutkos įsakymą dėl ponios Grybauskaitės premijavimo už gerą darbą. Per daug melo Lietuvoje. Netikiu, kad norima ištirti visumą. Apsiribota tik siauru kolaborantų ratu. Kodėl nutrauktos kitos bylos, kuriuose išvelgtas tik kriminalas, tačiau neižvelgta užsienio agresija ir perversmo vykdymo veiksmai. Stengiamės apsiriboti kariškiais, kurių Lietuvoje jau nėra. Vargu ar jie pakartos Michailo Golovatovo klaidą Austrijoje. Kreipiuosi į jūs, tautos atstovybės Seimą. Jūs išrinko sudėtingų Lietuvai metu. Negriaukime tautos pasitikėjimo valstybę. Nei Seimo, nei prezidentų valia nėra ir nebus aukščiau už tautos valią. Jos ignoravimo pasiekmės būtų nepataisomos. Tyliai atsakykite kiekvienas savo į šį klausimą. Labai ačiū už dėmesį.